Labas, koks tavo vardas? Saulė. Tai aš tavęs norėčiau paklausti kelių klausimų. Tai pirmas yra, koks tavo mėgstamiausias įvykis su mokytoju? Šitoj mokykloje tai dar nelabai kokių buvo, bet šiandien biškai per daug prikalbėjau ir mano vardą vienintelės įsiminė klasėje. O koks tau yra būtinas dalykas arba savybė, kurią kiekvienas mokytojas turėtų turėti? Kad ne tik gerai išmokytų, bet ir būtų malonus žmogus ir bendraujantis. Kuo jūs vardu? Jokūbas. Gytis. Jokūbas. Kuo svarbi mokytojo specialybė? Išmokint tokius pitukus kaip mes. Jo, išmokit mūsų. Jo. Labas, koks tavo vardas? Labas, Aušrinė. Kas yra vienas būtinas dalykas istorijoje pamokyti? Iš mano patirties tai Pink Floydų arba AC/DC Maikė. Tai koks tavo vardas? Benediktas, Ko norėtum palinkėti mokytojui? kad mažiau namų darbų būtų. Už ką padėkotum mokytojui? Kad labai gerai viską išmoko, viską labai gerai paaiškina. Aš esu su. Roku. Taigi, kaip įsivaizduoji pamoką be mokytojų? Įsivaizduoju pamoką tikrai be mokytojų kaip didelį chaosą. Kaip pasakyti lietuvių mokytoja, tokį paprastą, tokį kaip bliūdą mišrainės, kur nieko nėra, nieko nėra specifinio. Kaip įsivaizduoju, kaip daug spalvingų maikių ir nėra nei vienos vienspalvės maikės. Vien daug spalvų visuma. Taip įsivaizduoju aš pamoką be mokytojų. Ačiū labai.